Sveiki, gerbiami žiūrovai. Dabar patikrinsime, kaip pernakvoja mano pomidorai. Vakar prognozavo 0 naktį, tai aš juos apklojau su agroplėvelė. Ir prognozija iš tikrųjų pasitvirtina, naktį 0 ir buvo. Tuoj pažiūrėsime, kaip jie atrodo. O atrodo jie, kaip matote, puikiai. Vakar tik tai pasodinti, šiandien pilnai pasistojo, tvirti, gražus. Dabar noriu atkreipti jūsų dėmesį į mulčią. Vakar kaip tik pjovėm žolę ir man pavyko tuos pomidorus, ką tik pasodintus, iš karto užmulčiuoti. Ir aš jums labai patariu tą irgi daryti, būtinai. Tarp kitko žolė, kadangi jinai šlapia, jinai truputį užsidegė. Kaip žinote, šlapia žolė išskiria šilumą ir nakvoja mano pomidoriukai, galima sakyti, su šildymu po tą plėvelę. Nes va dabar pridedu ranką ir jaučiasi tokia labai maloni šiluma nuo tos žolės. Dabar pasakoju, kodėl būtina šiltnamį augalus mulčiuoti. Aš mulčiuoju su nupjauta žolė. Priežastis numeris 1. Mulčias neleidžia augti piktžolėms. Priežastis numeris 2. Kadangi visos lygos, o pavojingiausias lygos yra grybelinės, tokios kaip, pavyzdžiui, fitoftorozė, tų lygų sporos žiemoja grunte, žemėje. Ir jeigu mes gruntą uždengiam su mulčiu, tai tikimybė, kad augalai susirgs, vėlgi sumažėja. Priežastis numeris 3. Šiluma. Mulčias labai gerai sureguliuoja temperatūros balansą. Ta prasme, dieną jisai neleidžia žemėje perkaisti, o naktį neleidžia atvėsti. Ir šaknis gaunasi tokioj pastoviai temperatūrai, pastovesniai, augalas nuo to geriau jaučiasi. Mano mėgstamiausia priežastis, turbūt pagrindinė, dėl ko mulčiuoju. Beveik nereikia laistyti. Aš pomidorus palaistau per visą vasarą 4-5 kartus, nes mulčias sulaiko drėgmę. Kokių dar yra priežasčių? Reikėjo gal sąrašiuką paruošti. Jų iš tikrųjų galima sugalvoti ir daugiau. Žodžiu, mulčias tai yra fantastika. Prisiminiau. Mulčias tai yra trąša. Dabar galit pamatyti, jos storis yra kažkur 5 cm. Tiek praktiškai per pirštą. 5 cm po mėnesio daugmaž. Tų 5 cm neliks, bus plika žemė. Ir reikės mulčiuoti vėl. Nes mulčias supūna, dar sliekai išlenda. Jie mėgsta labai tos žolės tempti po žemę, sukišti į savo urvą. Ir po mėnesio to mulčia nelieka, jisai pavirsta trąša ir reiškia, nereikia tada naudoti chemijos. Galima ant trąšų sutaupyti ir galima valgyti ekologiškesnę produkciją. Tai ko gero, pagrindinės visos priežastys įvardėjau, taip kad savo šiltnamį ir ne tik šiltnamį, aš ir lysvės lauke mulčiuoju. Žodžiu, visus augalus reikia mulčiuoti ir to mulčio storį visą vasarą būtinai reikia palaikyti. Tiek šiam kartui, iki.